Kaip suteikti teisės valdyti Paysera sąskaitą? Prieš pradedami teisų suteikimo procesą, įsitikinkite, kad asmuo, kuriam norite suteikti teisės valdyti jūsų verslo sąskaitą, turi atsidaręs asmeninę Paysera sąskaitą ir yra atlikęs identifikaciją. Teisės valdyti jūsų asmeninę ar verslo Paysera sąskaitą galite suteikti naudodami Paysera programėlę arba prisijungdami prie interneto banko adreso bank.paysera.com. Atidarykite Paysera programėlę savo telefone. Kairiajame meniu paspauskite Nustatymai ir pasirinkite sąskaitą, kurios valdymo teisės norite suteikti. Pasirinkite Leidimai ir sukurkite naują leidimą. Savo Paysera kontaktų sąraše pasirinkite naudotoją arba pridėkite naują kontaktą, naudodami jo elektroninio pašto adresą ar telefoną. Peržiūrėkite leidimus ir nustatykite limitus, kokias sumas įgaliotas asmuo galės valdyti jūsų sąskaitoje. Baigę, išsaugokite pakeitimus, paspausdami Kurti. Teisės galite suteikti ir per interneto banką. Norėdami suteikti teisės valdyti verslo sąskaitą, prisijunkite prie savo Paysera paskyros. Kairiajame meniu pasirinkite Nustatymai. Tuomet pasirinkite Limitai, Teisės, Įgaliojimai. Puslapio apačioje spauskite Įgaliojimai ir pervedimų limitai. Tuomet spauskite Sukurti naują įgaliojimą. Įveskite kliento numerį arba prisijungimo vardą žmogaus, kuriam norite suteikti teisės prisijungti prie jūsų verslo sąskaitos. Peržiūrėkite teisės, kurias priskirsite įgaliotam naudotojui. Tuomet nustatykite limitus, pinigų sumas, kurias įgaliotas asmuo galės valdyti jūsų verslo sąskaitoje. Kai viską atliksite, išsaugokite pakeitimus. Turite klausimų? Susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu arba elektroniniu paštu. Atsakymus taip pat galite rasti puslapyje support.paysera.com. Ačiū, kad naudojatės Paysera teikiamomis paslaugomis.